Sveiki, čia studijos lengvai. Pasimokykime atlikti vienfaktorinę dispersinę analizę, dar vadinamą ANOVA. Palyginkime karių artumo poreikio patenkinimą tarnybos pradžioje, viduryje ir pabaigoje. Spaudžiame ANOVA, One Way ANOVA, į priklausomų kintamųjų langelį įdedame artumą, į grupuojančių kintamųjų langelį įdedame tarnybos laiką. Viena iš prielaidų, kurias reikia patikrinti atliekant dispersinę analizę, yra išsiaiškinti, ar dispersijos tarp lyginamų grupių yra homogeniškos. Tai mes padarome paspausdami čia. Na ir Levino testas mums sako, kad visgi dispersijos skiriasi. Ne bėda. Šią problemą mes išsprendžiame naudodami Velšo korekciją, kuri nekelia prielaidos apie dispersijų lygybę. Tačiau mes vis dar nežinome, kurios grupės skiriasi nuo kurių, nepaisant to, kad visas mūsų modelis yra reikšmingas. Dėl to turime atlikti post hoc testus. Jeigu mūsų dispersijos nėra lygios, mes renkamės Games-Howell post hoc testą. Įprasta praktika yra tiesiog visą laiką naudoti Games-Howell ir niekada nekelti prielaidos, kad mūsų dispersijos yra lygios. Atsiradusi post hoc testo lentelė mums rodo vidurkių skirtumus tarp lyginamų grupių ir P reikšmę, ar šie skirtumai yra reikšmingi. Mes dar taip pat paprašome testo statistikos ir laisvės laipsnių. Taip pat mums nėra labai svarbu matyti tikslę P reikšmę, todėl mes paprašome pažymėti P reikšmės žvaigždutėmis ir neraportuoti tikslių P reikšmių. Ši lentelė yra daug patogesnė. Pateikiant rezultatus, mums taip pat yra aktualu pateikti kiekvienos lyginamos grupės vidurkius. Juos turime štai čia, Descriptive Table. Mes matome kiekvienos grupės vidurkius ir standartinius nuokrypius, taip pat grupės narių kiekį. Viso to pakanka, kad galėtume efektyviai pristatyti visą analizę. Tačiau kaip tai padaryti? Prisiminkite, mums aktualu yra viso modelio reikšmingumas ir F-testas kalbantis apie tai. Mums yra svarbu aprašomoji statistika kiekvienai grupiai, tai yra vidurkis ir standartinis nuokrypis, šiuo atveju svarbu ir imties dydis, nes jis nėra vienodas. Mums aktualu ir post hoc testo rezultatai, kurie parodo porinius palyginimus, skirtumus tarp lyginamų grupių. Matome, kad tarnybos pradžia skiriasi nuo tarnybos vidurio, tarnybos pradžia taip pat skiriasi nuo tarnybos pabaigos, tačiau tarnybos vidurys nesiskiria nuo tarnybos pabaigos. Jeigu norite šios skirtumus apžvelgti paprasčiau, galite paprašyti paveikslėlio, kuris viską pateikia labai aiškiai. Matote, tarnybos pradžioje artumo poreikis yra patenkinamas gan gausiai, tuomet netaip gausiai patenkinamas tarnybos viduryje, na ir situacija gerėja pabaigoje. Bet mes vis tiek raportuosime lentelę. Štai taip ši analizė atrodytų pristatyta API stiliumi. Turime kiekvienos grupės aprašomąją statistiką, vidurkiai standartiniai nuokrypiai, taip pat imties dydį tai grupiai. Turime T statistikas ir laisvės laipsnius kiekvienam palyginimui. Apačioje pastabose paaiškiname mūsų žvaigždutes, kurios žymi statistinį reikšmingumą. Taip pat pristatome F-testo rezultatus, kuris pasako, ar visas modelis yra reikšmingas. Paminime, kad taikyta Velšo korekcija, poriniams palyginimus taikytas Games-Howell post hoc testas. Ir viskas. Dabar mokate pristatyti dispersinę analizę. Kam studijuoti sunkiai, jei galima lengvai?